Draugai, labas. Šiandien turim penktadienį. Tai reiškia, kad bėgsiu ilgą distanciją, tai 10 km, kaip ir minėjau, bandysiu tilpti į valandą. Aš kadangi nemėgstu stadiono, tai randuosi čia prie Vingio, toj nusileisiu prie upės, šitą pusę bėgsiu ir palei upę visus 10 km bėgsiu iki Mindaugo tilto ir atgal iki čia, iki Vingio. Kaip matot, yra biški prisnigta, labai gražus oras šiandien, -4 mašinai rodė, tai turėtų būti aplydėjusi upė, turėtų būti gražus vaizdai. Tai tiek, kadangi šalta, greičiau norisi apšilti ir pradėti treniruotę. Gerai, tai geras apšilimas, kadangi 10 km tai reikia gerai apšilti, dar ir šalta. Dėl to pasistengsiu labiau patempyti visus raumenis. Ir pradėsim bėgti. Ok, tai apšilimas baigtas, apšilau gerai. Dabar ten į apačią ir palei upę iki Mindaugo tilto ir atgal. Upės srauni, palydėjusi biškį, bus labai gražu ir įdomu žiūrėti. Ką tik pradėjau bėgti, bet biškį dreba visas kūnas, nes kažkaip tai šalta čia prie upės. Dabar esu prie Vingio tilto. 1 kilometrą turim, tempas 5:24, o pulsas 1:55. Kol kas šalta labai bėgti, rankos labai sušalę. Žmonės prie -4 su dviračiais važinėja. Šiaip kaip porą žiūrėjau, tai rodė -4. Bet jau timiniai -11 tipo. Nu, gal čia dėl to taip šalta, nes kai bėgau tas 7 km lėto tempo, tada buvo -6 ir atrodo buvo biški šilčiau. O aš tą tarpu jau priartėjau prie centro, galima sakyti, nusileidžiu prie pat upės ir dabar čia palei upę iki Mindaugo tilto bėgsiu. Kaip tik nusileidau čia prie upės ir lygiai 2 km, tai tempas 5:34. Šitas tiltas yra labai gražus man. Čia vienas iš pirmiausių tiltų Vilniuje, kiek žinau. Gal prieš tai buvo kažkokie, bet šitas iš akmens ir metalo turbūt pirmas. Čia Žvėryno tiltas, labai gražus. Sniegas biški krenta. Bet toks jausmas, kad jisai nekrenta, o tiesiog skraido. Labai fainai atrodo. Turiu 3, tempas 5:44, tai pabiškai krenta, o pas mane tarpu labai šaltos rankos. Niekaip negali apšilti, tai judu pirštais, bėgiodamas visaip arčiau centro. Daugiau veiksmo, daugiau žmonių, matau ir bėgikus bėgioja, labai faina, malonu, kai sveikinasi, motyvuoja biškiai. Prieš porą metų su Baidarėm iki Kauno plaukėm, tai iš šitos vietos startavom, labai smagu buvo. 3 dienos Baidarių, 5, 6, sekmadienis. Su palapinėm ant kranto, labai fainai, kartuočiau 100 kartų. Bet dabar, kadangi vaikai yra, tai ant tiek ilgai nelabai galiu. Priartėjau prie balto tilto. Aukštas jisai gan, nedažnai čia būnu po jo. Fainai atrodo.
Šiaip man tiltai labai patinka. Jeigu būčiau architektu, tai specializuočiausi ant tiltų. Pilnai apšilau, nebešalta rankom. Žalias tiltas. Irgi senas, irgi gražus. Man gerai atrodo jisai. Dabar kaip šilta, tai labai gerai. Ten mano Mindaugėlis. Bėgu iki jo. Ten turėtų būti 5 km su kažkiek, bet pagal laikrodį jau matau, kad ten netgi 5 nebus. Dabar kilom ant tilto ir judam jau atgal. Lygiai 5. Dabar yra tempas 5,46 ir vėl nusileidžiu žemyn, bėgsiu prie upės. Labai fainas takas. Jaučiu, kai bus arčiau maratono. Ten tas takas yra ilgas, iki Valakampių galima dabėgti. Tai jaučiu arčiau tų ilgų distancijų, bandysiu ten irgi bėgti. Oi, 6 km, atsiprašau, 5,4 tempas, o pulsas pakyla iki 1,7. Tai pulsas ne kažką, bet aš jaučiuosi gerai, dėl to ir nestabdau, bėgu toliau. Bėgu prie balto, gražu čia, gerai atrodo. Dar įdomu, kad iš anos pusės yra žmonių, bėgioja su vaikais, šiaip vaikšto, bet iš šitos pusės nėra. Nu ką, 7 įveikiau, liko 3, savijauta labai gerai, o tempas dabar yra 5,5 kažkiek, nespėjau pažiūrėti, bet pagal laiką dabar lygiai 40 minučių bėgu. Spėsiu gal, ką manot? Lėkiam, kaip gerai atrodo. Gal pavyks priartinti. Ledas sustojo vietomis apskritai. Tai neblogas šaltis, jaučiu naktį buvo, nežinau kiek buvo, bet jaučiu kokį -12 gal. Žiūrėjau Simono Dailydę, tai jie ten prie žalių maudėsi ir čiužinėja ant ledo. Gal šeštadienį nuvarysiu į kaimą, paimsiu savo pačiūžas, kokią dieną ir aš nuvarysiu pačiužinėti. Dabar manęs laukia pakelimas nedidelis ir po to dar vienas į Vingį, kur įbėgsiu. Ten biškį aukščiau pakilt reikės. Tai žodžiu, tikriausiai pablogės mano tempas. Nu, pažiūrėsim. O tuo tarpu pas mane jau 8 yra. Nepažiūrėjau tempo, bet apie 6 kažkur tai. Nu ką, judam į viršų. Žiūrėsim, ant kiek blogės tempas. Pasai į viršų bėgu. Dabar Judri gatvė, paskutinis šturmas. Ir po to į apačią ten maždaug pastoviai. Tempas kol kas 6,20. Nėra labai blogas. Į Vingio parką įbėgau ir dabar yra 9 km. Tempas 6,14. Neblogai. Aš galvoju bus 6,30, 6,40. Liko 7 minutės. Ar pavyks? Įdomu. Nu ką, liko pusė kilometro ir dabar pastoviai nuo kalno. Tai gerinsiu tempą. Svarbu nenugriūt. Labai geras finišas turėtų būti. Gal jeigu matosi, tai va ten bėgau apačioj. Lygiai 10:05 netgi. O tempas 5,44 į valandą įtilpau. Gavosi 57 minutės su 30 sekundžių gal, maždaug taip. Nu tai netgi
netgi geriau negu tikėjausi. Gerai, tai nusileidžiu atgal prie upės. Džiugu, kad pasiekiau savo tikslą. Dabar padarysiu trumpą mankštą, tempimus ir varysiu namo, nes šalta. Nu tai ką, baigiau treniruotę, rezultatais patenkintas, pavyko įtilpti į valandą. Šiaip apie savijautą, tai viskas gerai, tikrai nejaučiu jokių raumenų kol kas, nieko. Ties 3 kilometrų apšilau, rankos jau buvo pilnai apšilusios, tai prasidėjo linksmas bėgimas, žodžiu, be jokio nuovargio, be nieko. Tai labai patiko. Nežinau, gal galvoju vieną kartą į mėnesį arba kas 2 mėnesius vis pabandyti pagerinti tą 10 km. Kaip ir jeigu aš planuoju 21 bėgti, tai 10 km nėra labai ilga distancija. Tai manau būtų visai faina žinoti, ant kiek gerėjo mano tas rezultatas šitoj pačioj trasai. Labai graži vieta, upė, tie aisbergai tokie, labai fainai atrodo. Ir labai garsas, nežinau, girdisi jums, nesigirdi, bet tas ledas taip traška. Labai fainai. Gerai, aš jau judu po biškį į pabaigą, padariau tempimus, judėsiu jau link namų. Beje, šiandien vasario 14 dieną, tai norėčiau pasveikinti savo žmoną, labai myliu ją, sveikinu. Tai smagu, kad buvot kartu su manim, kam patinka spauskit laikus, komentuokit, labai smagu, kai gaunu kažkokių gerų patarimų. Labai šitą vertinu, ačiū visiems. Iki kito karto, iki pirmadienio, ate.